Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešojoje bibliotekoje atidaryta išskirtinė paroda Asmenybė ir jos istorija atsispindinti portrete. Šiandien pabėgėlių priėmimo centras pakvietė jonaviečius į parodos Asmenybė ir jos istorija atsispindinti portrete pristatymą Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus bibliotekoje. Paroda bus eksponuojama visą rugsėjo mėnesį, vėliau keliaus į kitus miestus. Šiandien mes atvažiavome su parodos pristatymu ir pristatome pabėgėlių portretus. Asmenybė ir jos istorija, kuri atsispindi portrete. Tai turime paruošę apie 10 portretų, kur galima pamatyti jų istorijas tiesiog, nes portretai yra unikalūs, žmonės yra unikalūs ir kviečiame į parodą. Kiek laiko jinai veiks? Planuojama paroda visą rugsėjo mėnesį, tai visi jonaviečiai kviečiami, atidarome iš tiesų pirmiausia nuo savo gimtojo rajono. Paroda keliaus toliau į kitus Lietuvos miestus, yra sudarytas visas sąrašas, kur atsivers portretai visuomeniai ir netgi planuojama kitais metais eksponuoti Lietuvos Respublikos Seime. Pabėgėliai apsigyvenę pabėgėlių priėmimo centre Rūkloje praeitų metų gruodžio 3-ąją buvo įamžinti Help Portrait, lietuviškai pagalbos portretas fotografų komandos. Tai tarptautinės fotografų projektas, kurio atstovus įkvėpė mintis, kad portretas gali turėti didelį poveikį ir leisti žmonėms pažvelgti į save kitu būdu. Tai gali būti vieniši žmonės, vienišos mamos ar vieniši tėčiai su vaikais, daugiavaikės sunkiau besiverčiančios šeimos, našlaičiai, sergantis vaikai ar suaugę, karo veteranai, senyvo amžiaus žmonės, pabėgėliai, palikę savo gimtuosius namus tėvynėje. Tai profesionalių fotografų daryti portretai. Mes turėjome pernai unikalų renginį gruodžio mėnesį į pabėgėlių priėmimo centrą Rūkloje atvyko profesionalūs fotografai su makiažo specialistais ir kirpėjais, stilistais, kur padėjo pabėgėliam pasiruošti fotosesijai. Ir kadangi ta pabėgėlių tema yra tikrai jautri ir mes turėjome pakankamai daug gyventojų ir gyvenome kartu su jais jų istorijas ir jų gyvenimą kartu ir matėme, kaip jiems yra sunku, matėme, kuo jie gali pasidžiaugti ir kiekviename portrete, kiekviename veide yra istorija. Tai mes norime atverti visai Lietuvai, bendruomeniai galimybę pažvelgti į tos veidus, į portretus ir įskaityti, kad kiekvienas portretas, kiekviena asmenybė turi savo istoriją ir ką mes galime įsileisti ir turėti galbūt ir kaimyną šalia ir padėti gal žmogui atrasti naują gyvenimą Lietuvoje. Užsieniečiai atvykę iš tokių šalių kaip Afganistanas, Gvinėja, Irakas, Kongas, Venesuela, Dramblio kaulo krantas noriai dalyvavo fotosesijoje. Tai buvo paskelbta informacija ir žmonės savanoriškai, laisvanoriškai atėjo, kreipėsi. Buvo tų žmonių besikreipusių daugiau, negu čia mes turime portretų. Iš tiesų profesionalūs fotografai dirbo visą dieną, aukojo savo visą sekmadienį. Tas nuotraukas tuo pačiu retušavo ir kiekvienam pabėgėliui buvo įteiktas portretas. Jiems asmeniškai, kad jie galėtų turėti ir žmonės tikrai buvo jautrus ir netgi ir pravirko ir dėkojo, nes tai yra galimybė tokia, kad ne kiekvienas žmogus gali sau leisti turėti galimybę turėti savo portretą profesionaliai paruoštą. Ypač svetimoje šalyje atvykus, tiesa? Taip, ypač. Aš kaip įsivaizduoju, kiekvienas portretas turės ir aprašymą, ne tik tai įžiūrimą pasakojimą istoriją, iš akių skaitomą, bet ir šalia kažkur tais bus aprašymai. Yra stendas su apskritai projekto istorija ir kas čia dalyvavo ir dalyvavo savanoriai ir kodėl tokia idėja kilo, tai kviečiame visus jonaviečius atvykti, stabtelėti, pasižiūrėti ir pasidomėti, kokius mes galime turėti
unikalius žmonės gyvenančius šalia. Parodos atidarymo metu apie parodą, jos dalyvius, kelionę pas žiūrovus ir daugybę kitų detalių susirinkusieji išgirdo iš pabėgėlių priėmimo centro direktorės Beatričės Bernotienės ir Help Portrait atstovo Dariaus Merkšaičio pasakojimų. Help Portrait yra tarptautinis fotografų bendruomenės projektas, skirtas tiek profesionaliems, tiek mėgėjams. Fotografai, skirdami savo laiką, įrangą ir talentą, dovanoja portretus tiems žmonėms, kurie negali įpirkti profesionalių fotografijos paslaugų. Fotografai bendrauja su socialiniais darbuotojais savivaldybėse, darželiuose, mokyklose, su Karito, Maltos ordino ir panašių organizacijų atstovais, vaikų dienos centrais. Kasmet 1 gruodžio šeštadienį visame pasaulyje fotografų fotoobjektyvuose atsiduria vieniši žmonės, vienišos mamos ar vieniši tėčiai su vaikais, daugiavaikės sunkiau besiverčiančios šeimos, našlaičiai, sergantis vaikai ar suaugę, karo veteranai, senjorai. Visi dalyvaujantys fotografai, stilistai, kirpėjai, makiažo specialistai ir savanoriai dirba be atlygio. Šią iniciatyvą pasauliui 2008 metais dovanojo amerikietis fotografas Jeremy Cowart. 2009-2013 metais šiame projekte visame pasaulyje dalyvavo 62 860 savanorių iš 67 šalių. Dovanoja 326 858 nuotraukas.